Milsimas, kančius, romantika ir sausasis davinys. Manote, kad milsimas tai karinė simuliacija, kurioje jūs, kaip Holivudo filme, visiškoje tamsoje ir tyloje vykdote slaptą operaciją? Pamirškite! Sveiki atvykę į realų pasaulį! Sūnau! Milsimas tai kai Airsoftas susitinka su lengvu BDSM ir ekstremaliu turizmu. Čia nepasimsi bunkerio su 500 šratų, kad laistytum krūmus kaip močiutės daržą. Tik mechaninės dėtuvės, tik hardcore'as. Po 30 šratų, kaip tikrame. Kalašnikov ar M-Cherit prašovai? Sveikinu, važiuoji namo. Na, tiksliau, į mirtinyką. Be to, tai žaidimas, kur tu pats susimoki pinigus už tai, kad 12 valandų neštum 25 kilogramų kuprinę, miegotum ant pušies šaknų ir valgytum košę, turinčią plastiko poskonį. Subordinacija ir taktikul madų šou. Kaip tai žaisti? Pirmiausia, čia yra subordinacija. Jei vadas pasakė, kad tavo būris 3 valandas turi ginti kvadratą su 3 beržais, tu eini ir gini. Ir nesvarbu, kad priešo ten nebuvo nuo Pirmojo pasaulinio karo. Vadui geriau matyti, jis turi žemėlapį! Antra, išvaizda tavo kamufliažas turi atitikti pusės reikalavimus iki paskutinio batų raištelio. Jei tavo saga net tų metų gamybos, viskas tu nebenturažinis. Eik žaisti už sukilėlius su treningais. Bet kai ateina naktis, prasideda tikroji magija. Miškas atgyja traseriai, pjausto tamsą tarsi lazeriniai kalavijai. Žvaigždžių karuose adrenalinas kyla tiek, kad girdi, kaip plaka apkasų kaimyno širdis. Ir tą akimirką tu supranti, kad tai buvo geriausias tavo gyvenimo savaitgalis. Milsimas! Tai ne šaudynės, tai apie charakterį, tikrus draugus ir istorijas, kur jų nepamirši. Nori išbandyti save, kraukis kuprinę, pildyk mechanas. Pasimatysime poligone. Так, можешь снять так.